Labadiena. Pradedam spaudos konferenciją, kurioje su manim dalyvauja sąjūdžio, sakysim, vienas iš pirmieji ankstyvųjų veikėjų, advokatas Jonas Ivoška. Ir šiandien mes norėtumėm pakalbėti apie pilietinę visuomenę, apie padėtį valstybėje. Kokioj situacijoje, kokioj būsenoj mes esam atsidūrę ir galbūt kažkaip, ką mes galėtumėm nors minimaliai pakeisti. Tai mano nuomonė, valstybė yra kritinė situacija. Kokie požymiai tą rodo? Pirmiausiai, pradėkime nuo aukščiausių. Prezidentas. Jo veikla liūdesys, jisai pats reikalauja laikytis įstatymų ir pats juos pažeidinėja. Koks pavyzdys tautai, apie kurią jis vis pabrėžia, apie jos svarbą. Dabar Seimas. Seime visiškas chaosas, vyksta santykių aiškinimasis prieš rinkimų maratoną. Kai paklausai Seimo narių viešų kalbų, liūdesys, vyriausybė. Mano trumpas apibūdinimas – baisybių baisybė. Ką jinai daro dabar? Konstitucinis teismas, kuris dabar uzurpavo visą konstitucinės veiklos lauką. Dabar šiandieninė Lietuva jau turbūt apie 20 metų gyvena ne pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, o pagal Konstitucinio teismo paleistas konstitucinės dvasias. Ir labai aiškiai yra išdėstytos Konstitucinio teismo kompetencijos konstitucijoje ir ten neturi teisės Konstitucinis teismas aiškinti konstitucijos. Kompetencijų sąrašas yra konstitucijoje baigtinis. Toliau, teismai. Paimkim neseną pavyzdį. 2 visiškai skirtingi sprendimai MG Baltic byloje. Ir pažiūrėkit, vienas pirminis sprendimas yra ne bet ko, apygardos teismo. Tai yra Vilniaus apygardos teismo. Tai yra apeliacinis teismas žemesniems teismam. Tai yra rimti teisėjai ten dirba. Ir apeliacinio teismo sprendimas. Dabar žiniasklaida. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kokie kliksmai vyktų dabartiniai Lietuvoje, jeigu tokius sprendimus priiminėtų socdemai arba valstiečiai žalieji. Dabar santykinai ramu. Laiks nuo laiko pasigirsta, kad kažkas netaip pasakyta. Čia aš kalbu apie tos, kurie sėdi televizijos ekranuose ir kurie kiekvieną dieną aiškina tautai apie situaciją valstybėje. Lietuvos radijas televizija yra užvaldytas. Yra tik viena vienintelė nuomonė. Dabar žiūrėkim, už mėnesio rinkimų balsavimo maratonas. Ar ką nors mes matom viešoje erdvėje apie ateinančius rinkimus? Nieko nėra. Man teko daug, ne vienoje pasaulio valstybėje matyti prieš rinkiminius epizodus. Gatvės buvo, reiškia, plakatai, tie dideli reklaminiai skydai. Aš galiu tai pasakyti, kad dabar vienas pas mus žino, kad jisai laimės prezidento rinkimus ir jisai dėl to dalyvauja, o kiti žino, kad pralaimės.
tos rinkimus, bet vis tiek dalyvauja. Ir politinis laukas, tokia smirdanti bala pasidarė. O ką kalbėti apie tautą, apie pilietinę visuomenę? Štilis. Vienintelis dalykas, kuris sudrebino tikrai valdžios rūmus ir ten sėdinčius žmonės, tai buvo ūkininkų streikas. Tokių akcijų reikia bent vienos į mėnesį, tokio tipo galingų akcijų. Tai tada gal šitoj valstybei kiek tai atšoks mąstymas valdžios žmonėm. Ir noriu pasakyti, baigdamas, prieš suteikdamas žodžių gerbiamam Jonui, aš 2000 metais, kai mes rašėm signatarinę knygą, skirtą 10 metų atkurtai Lietuvai, aš tada parašiau 2000 metais, kad aš ne už tokią Lietuvą balsavau tą įsimintiną 90 metų kovo 11 dieną. Šitą aš dabar galiu pasakyti, padidinti šitą teiginį galima turbūt 10 kartų. Tai gal tada, Jonai, žodis jum, gal jūs mane, taip sakant, apraminsit ar apslopinsit ir tautai irgi pasakysit savo žodį. Prašau. Labadiena, gerbiami konferencijos dalyviai. Norėčiau pradėti žvelgdamas gana toli atgal. 4–5 amžius Šventasis Augustinas žvelgia į visuomenę ir daro išvadą. Nesant teisingumo, kasgi iš viso yra valstybės, jei nedidelės plėšikų gaujos. Tas gaujinis valdymas ir šiandien man jaučiasi. Mūsų 21 amžius, europinė valstybė Lietuva, bet to pilietinio prado, kuris turėtų jau šiandien jaustis valstybių ir tautų gyvenime, beveik ir nedaug jaučiasi. Pasigirsta dažnai tokių nuomonių, kad pilietis tai kažkas taip tarsi lyg ir valstybingumo koks tai priešininkas. O tik institucijos, tik institucinis absoliutizmas gali būti laikomas šiandieninio Lietuvos valstybingumo pagrindu. O iš tikrųjų pilietis yra pirminis ir pagrindinis valstybės subjektas. Todėl mes, kada apibrėžinėjam valstybę, tai sakome, kad ją sudaro ir privatusis, ir viešasis sektorius. Privatusis sektorius kaupia, o viešasis sektorius išleidžia bendriems reikalams tai, ką privatusis sektorius iš esmės sunešė į iždą, į biudžetą. Kodėl pradėjau nuo Augustino, Šventojo Augustino, dėl teisingumo. Noriu pasakyti, kad šiandien mes, kai žiūrime į daugelį gyvenimo reiškinių, į valstybingumo praktiką, o ir į konstitucinį reguliavimą, tai galim padaryti išvadą, kad nežinome, kas yra teisingumas. Jeigu Konstitucijos 109 straipsnio 1 daly užrašyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, tai reiškia, kad ir tas teisėjas, kuris sąžiningai atlieka savo pareigas, ir korumpuotas teisėjas vykdo teisingumą. Nes teismas be teisėjo yra abstrakcija. Jeigu mes kalbam apie teismą, tai turime galvoj, ką daro teisėjai, vykdydami savo pareiginės funkcijas. Todėl aš noriu pasakyti, kad apie teisingumą reiktų truputėlį pakalbėti daugiau, ta prasme, kad suvoktume, kas yra teisingumas. Noriu pasakyti, kad
dabartinė apibrieštis tokios teismų veiklos ir jų funkcijų, kokia yra šiandien Konstitucijoje, reikštų, kad teisingumas yra procedūrinė kategorija. Ką padarė teismas, tai yra teisinga. Tai jeigu teisinga, tai negali būti kelių instancijų. Kelių teisingumų dėl tam tikro vertinimo atitinkamų reiškinių negalėtų būti. Ar gali būti daug teisingumų ir daug tiesų, jeigu mes vertinam situaciją. Iš tikrųjų, pagal visuomeninį poreikį, tai teismai sprendžia ginčius dėl teisingumo ir teisėtumo. O teisingumas, jis turi tokias dvi pusės. Vidinis teisingumas, tai yra pavaldumas tiesai, pavaldumo tiesai, jausena, jausmas. Jeigu jauti, kad tiesa yra vertybė, tai tu elgiesi, jauti teisingumą vidinį teisingai, mano supratimu. Bet yra ir išorinis, tai yra teisingumo vykdymas. Vykdyti teisingumą, tai atlikti pareigą tiesai. Teisingumas yra tiesos sūnus tam tikrą prasme. Tai yra tiesos dorovinė išraiška. Todėl, kai mes šiandien sakome, kad tai, ką daro teismai, yra teisingumas, tai yra visiškas absurdas. Yra teisėjų, kurie ir teisingai, ir teisėtai atlieka savo funkcijas. Toks priimtas aktas teismo yra teisingas. Už kyšį ar už kitas malonės tiesai ir teisai priešingas teismo aktas yra visiškai joks neteisingumas. Tai realiai yra nusikaltimas. Teismas ne visada vykdo teisingumą, o labai dažnai vykdo teisingumui priešingas veikas. Todėl mes turėtume visiškai pasižiūrėti į teisingumą per tą prizmę, kad tai vertybinė, o ne procedūrinė kategorija. Kad teisingumas kyla iš pavaldumo tiesai, o ne iš teisėjo funkcijų proceso metu ar rašant paskui teismo verdiktą vienokį ar kitokį. O kad visuomenė šiandien gyvena, sakyčiau, gana taip abejotino teisingumo sąlygomis ir valstybingumas ir mūsų, ir daugelio kitų valstybių nelabai jau galima jį laikyti, kad jis atitinka teisingumo sampratai. Pagalvokim, jeigu 1% žemėje gyvenančių žmonių valdo 50% finansų. Tokios duomenys skelbia daugelis ir Klausas rašydamas 4. pramonės revoliuciją irgi tokius duomenys skelbia. Tai švabizmo duomenys gali būti ir teisingi, gali būti ir klaidingi, bet bendras jausmas toks, kad iš tikro labai didelę dalį vertybių valdo labai maža žmonių dalis. Iš to darytina išvada, kad labai palyginti su visuminiu civilizaciniu intelektu, labai mažą intelekto dalį turintys asmenys turi galimybę naudoti ypatingai didelius finansinius išteklius, kurie, žinoma, su ribotu labai intelektu. Vienas kitas žmogus niekada nepasieks milijono žmonių ar daugybė žmonių bendro intelektinio lygio. Todėl
tas atotrūkis nuo intelektinių išteklių ir finansinių išteklių gimdo tokį bendrabuvio disharmoniją. Todėl aš esu įsitikinęs, kad jeigu mes šiandien turime, pavyzdžiui, Lietuvoje 5% žmonių gyvenančių žemiau skurdo ribos, o yra pulkelis milijonierių, tai nėra tik dėl to, kad tie, kurie žemiau skurdo ribos, tokio daug žemesnio intelekto, o anie žymiai už juos daugiau turi to protinio resurso, kad galėtų sąžiningai užvaldyti tas uždirbamas, sukuriamas vertybės. Todėl mūsų konstitucinė tokia nuostata yra orientuota į tai, kad žmonės, kurie gauna ypatingai didelius viršpelnius, juos gauna nesąžiningai, neteisingai. Reikalas tas, kad, tarkime, sukūrus kokį nors patobulinimą, menką, už tą daiktą imamas visas pelnas, kai iki tol to daikto kūrime dalyvavo visuma visuomenės narių ir jie į tą rezultatą neturi teisės pretenduoti. Todėl mūsų nuostata yra tokia, kad visi ekonomiškai pagrįsti viršpelniai arba nepagrįstai atiduodami atskiriems individams turėtų patekti į visuomeninius fondus ir naudojami bendroms visuomenės reikmėms. Pagal kiekvieną valstybę. Tai yra viena tokia mūsų monografijos idėjų, kad viršpelniai turi atitekti ne pavieniams asmenims, o bendruomeniai, nes jie yra kuriami vadovaujantis visuminiu civilizaciniu intelektu, jis yra pagrindinis kūrėjas. Antra tokia mūsų nuostata, kuri ir Konstitucijoje įtvirtinta, ir toj teorinėje daly, tai dėl valdymo turto ir administravimo. Pagrindiniai, sakyčiau, vertybių įgyjimo būdai yra paveldėjimas ir naujų vertybių sukūrimas. Ar tauta, palikdama tam tikrus išteklius, gamtinius, civilizacinius, žemė, vanduo, vandens telkiniai, oro erdvė, paliko juos kažkokiai tai institucijai? Ne, jie paliko naujoms kartoms, tautai. Todėl tauta turėtų būti viso paveldo ir visų naujai sukuriamų išteklių realus savininkas, o valstybės institucijos turėtų tik administruoti tą vertybių dalį, kuris skirta bendriems reikalams tvarkyti. O iš čia ir kyla atsakomybė, pareigūnų, tarnautojų valstybės atsakomybė pagal svetimo turto netinkamo administravimo faktus. Jeigu tarnautojas, dažniausiai mes sakom pareigūnai, kurie turi sprendžiamąją galią, padaro žalą visuomeniai, tautai, jie turi už tai atsakyti. Šiandien mes turime civiliniam kodekse 6 knygos 271 ir 272
straipsnius, kurie atleidžia už kaltas veikas valstybės tarnyboje dirbančius žmonės. Ne už klaidas, bet už kaltas veikas. Tik tai, jeigu įrodysi, kad tai yra padaryta tyčia, tai galima kažkokia tai, išieškojimo galimybė, bet aš neprisimenu atvejo, išskyrus čia vienas vidaus reikalų ministras Palaitis toks buvo, kuri už neteisėtą atleidimą, ten kažkokio darbuotojo bandė prisiteisti iš jo. Kuo baigėsi, nežinau, bet reikalas tas, kad padaromos kartais ne tūkstančiai, milijoninės žalos, o atsakomybės jokios. Ir mes sakome Konstitucijos 29 straipsnį, kad kažkokia tai yra lygiateisiškumo dvasia vyraujanti šalyje, turi bent jau įstatymui, sako, kad lygus. Tai jeigu toks lygiateisiškumas, kai vienas už padarytą žalą atsakingas, o kitas neatsakingas, tai čia jokios lygiateisiškumo praktikos valstybingumo šitoj mūsų kasdienybėje negalima ieškoti ir rasti. Todėl aš noriu pasakyti, kad šiandien mūsų gyvenimas pasukęs taip, kad visgi yra būtini rimti sisteminiai pokyčiai. Leidžiant šitą monografiją Pilietinės visuomenės teisiniai valstybingumo pagrindai, išleista į lietuvių ir anglų kalbomis, kad galėtų ir kitų kraštų žmonės pasižiūrėti, kaip mes žvelgiam į visuomenės savivaldos modelius. Tai keliamas tas klausimas labai, kaip sakyčiau, stengiantis jį pagrįsti dviem būdais, kad ir doktrininis, ir norminis būdas būtų atvaizduoti, kad ir per naujos konstitucijos projekto vertybinės nuostatas galima būtų suvokti, į ką mes orientuojam pilietinės visuomenės šalininkai šalies valdyseną, galvodami apie tai, kad jeigu nedarysime pokyčių, tai tikėtis sisteminių pokyčių, tikėtis, kad mes išbrisim iš šitos balos, kai valstybė suprantama, jog tai yra politinės kovos grobis. Pažiūrėkite, kas vyksta, kai mes užbaigiam Seimo rinkimus. Pirmiausia, pasidalinti ministerijas prieigas prie viešų išteklių panaudojimo, o kartais ir pasinaudojimo jais. Nežiūrima, kokios asmenybės galėtų geriausia tvarkyti reikalus atskirose veiklos srityse, atskirose šalies ministerijų kompetencijos ribose, o puolam dalintis ir kartais, ypač paskutinis mūsų vyriausybės narių kontingentas, kažkaip rimtai su gyvenimo praktika žvelgiant atrodo apgailėtinai. Jokios gyvenimo patirties rimtesnės neturintys žmonės atsidūrė ten, kur turėtų vykti patys svarbiausi viešų išteklių panaudojimo reikalai. Bendram reikalui skirtos lėšos uždirbtos visų, aš taip apibendrinant sakau, tautos, negali būti mėtomos taip, sakyčiau, ne tik, kad neatsakingai, dažnai atrodo ir nusikalstamai. Tai štai dar viena tokia idėja, kad mes turėtume vis dėlto pereiti nuo
instituciniais nuosavybės, nuo institucijų disponavimo visomis vertybėmis, paveldu ir ištekliais prie administravimo, kad administruotų tautos vertybės, tautos interesais, o ne kokios tai grupės, klano ar kaip mes be pavadinsim, interesais. Dažniausia nežiūrima pilietinės daugumos interesų, žiūrima siaurų partinių interesų. Tai čia nėra valstybiško mąstymo pavyzdys. Dar yra viena labai mūsų valstybėje sunki tokia ir blogai konstitucijoje įtvirtinta visuomeninių santykių dalis, tai teisminė mūsų sistema. Jūs pažiūrėkite, konstitucijos 7 straipsnis sako, negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas konstitucijai. Reiškia, jeigu bet koks valstybėje atsiranda aktas priešingas konstitucijai, jis turėtų būti naikinamas, keičiamas ar nuo jo padarinių atsisakoma, jeigu jau įspėjo pridaryti ką nors. Ir staiga ką mes turime? Mes turime situaciją, kai aukščiausio teismo, vyriausiojo administracinio teismo aktai yra galutiniai ir neskundžiami. Žemesnės instancijos teismo aktas akivaizdžiai prieštarauja konstitucijai, o aukščiausiasis teismas arba atsisako priimti kasacinį skundą ir tikrinti, arba palieka galioti akivaizdžiai konstitucijai priešingą žemesnio teismo priimtą aktą ir užrašo, kai jis galutinis ir neskundžiamas. Pagal logiką, konstitucinę logiką, jis yra negaliojantis, o pagal valstybingumo praktiką tą aktą įgyvendina prievartos būdu, kaip teismo priimtą aktą, valstybinės institucijos. Ir kas gaunasi? Kad teismo aktas turi daug didesnę galią negu konstitucinė nuostata. Nes jeigu galutinis ir neskundžiamas, tai reiškia, kad to akto nėra atitikties konstituciniai patikrinimo mechanizmų. Mes turime renkamą prezidentą, renkamą Seimą, sudaromą vyriausybę. Jų visi aktai teoriškai bent jau, nežiūrint, kad mūsų konstitucinis teismas nusivažiavo visai ne į konstitucinių normų įgyvendinimo vėžes, o kažkur tai pasuko tai koncepcija, tai dvasios. Ir žodžiu, vyksta taip, kad konstitucinė norma atsiduria po teisminio akto pavaldumu teisminiam aktui, nes jos niekas negina. Tai jeigu visos kitos didžiausias galias turinčios institucijos teoriškai turi konstitucingumo kontrolės mechanizmą, tai teismai jau nebeturi. O patys labiausiai žmonėms pridarantys tiesiogiai padarinių, kartais sugriaunantys visiškai gyvenimą, yra teismų aktai. Įstatymų, kurie miega, kurių niekas nežino, kad jie tokie yra, ir jis miegančiais įstatymai nesukelia jokių pasekmių, o kiekvienas teismo priimtas aktas sukelia žmonėms vienokias ar kitokias pasekmes, padariniai yra. Ir mes turime situaciją, sakom, teisiniai valstybei. Kaip galima kalbėti apie teisinę valstybę, kaip pagal konstituciją aktas negalioja, nes jis priešingas konstitucijos, o jį įgyvendina prievartiniu būdu
teismai, pagal teismų sprendimus, antstoliai, kitos institucijos, kurioms atitenka tokia priedermė. Todėl aš noriu pasakyti, kad mūsų ne tik valstybingumo praktika, bet ir konstitucinis reguliavimas turi tiek įgriuvų, beveik kaip Biržų rajone. Yra smegduobių tokių. Tai smegduobės, tos žinote, konstitucinės yra labai rimta problema, sprendžiant praktinio teisės įgyvendinimo klausimus. Ši norma, kuri 109 konstitucijos straipsnio, pirmoji daly, kad teisingumą Lietuvos vykdo tik teismai, yra labai ydinga dar ir tuo, kad jeigu mes suprantam, kad teisingumas tai reiškia teisingai reikia elgtis, tai teisingai leidžia konstitucija elgtis tik teismams. Tik teismai turi teisę teisingai elgtis. Reiškia, nei piliečiai, nei kitos institucijos pagal konstitucinę normą negali teisingai elgtis. Nes kaip jie besielgtų, tai reikštų, kad jie elgėsi priešingai konstitucinė, tik teismams. Jeigu be to žodelio tik dar būtų ta norma, tai dar galima, ten visai išvedžiot, bet kai ta žodelis išskirtinumą teismams suteikia teisingai elgtis, tai visi kiti neturi teisės teisingai elgtis. Tokia yra normos logika, jeigu mes lingvistinį, loginį metodą taikysim, aiškindami tą normą. Tai mes savo konstitucijos projekte, kuris šiaip jau pavadintas yra kaip pilietinės visuomenės vertybių, reikalams tvarkyti skirtas konstitucijos projektas, reikalauja esminių sisteminių pokyčių valstybės ne tik praktikoje valstybingumo, bet ir teisiniam reguliavime. Jeigu pagrindinis įstatymas yra su įgriuvom, su smegduobėm, tai tikėtis, kad jo bus laikomasi, labai yra toks naivus žmogaus nusiteikimas. Aš tvirtai jums sakau, kad konstitucija šiandien yra visiškai, mindžiojama. Mindžioja ją teismai, mindžioja ją konstitucinis teismas, turiu gyvų pavyzdžių, kai apsimetinėjama, kad konstitucinio teismo teisėjai apsimeta, kad jie yra neįgalūs, ne tik profesiškai, bet ir, sakyčiau, intelektualiai neįgalūs. Čia pat rašo vieną normą, vieną savo teiginį, čia pat priešingą ir pasirašo visi 9, taip gėdingai pamindami savo priedermę. Tai šituo savo tokiu apibendrintu kai kurių svarbesnių knygelės teiginių norėčiau pasakyti, kad jeigu nedarysime sisteminių valstybei pokyčių, lietuvių tauta ir jos išsaugojimo sistema valstybė juda labai taip kryptingai į griūtį. Artėja visa eilė rinkimų. Ten tie Europarlamentą, tai jie mums nepadarys jokios, sakyčiau, įtakos, tačiau prezidento rinkimai ir Seimo rinkimai, tai yra rimti dalykai. Būtų žinoma gražu, kad pabustų ir tie, kurie šiandien nusiteikę praleisti rinkimų dieną ant sofučių, o ne prie balsadėžių.
Tai vėl išeis mažutė grupelė įsimylėjusi kurį nors patroną ar partijos vadovą, pabalsuos maža labai balsų dalimi ir vėl turėsime situaciją, kai stagnacinis konformizmas taps mūsų gyvenimo norma ir ves šalį į valstybingumo antikultūrą toliau. Tai jeigu jūs ne prieš, tai taip trumpai aš aptaręs norėčiau išgirsti jūsų kokius nors klausimus, priekaištus, pasiūlymus. Ačiū, Jonai. Tai kas norėtų paklausti? Prašau, Valdemaras Valkiūnas, Seimo narys. Gerbiamas Jonai, jūs teoriškai išdėstyti ir knygoje, ir puikia tokia koncepcija, idealistinė koncepcija, bet klausimas, ar adekvačiai tauta taiko jūsų koncepciją, elgesį, jų elgesio modelis, kad teisinga pasirinkimus daro, kad tą koncepciją įgyvendinti. Ar tas, kad krikščionys tik tai pavadinimas liko krikščionybės, nėra tame mūsų pilietyje žmoguje tos krikščionybės nėra, ar ten, kad tuos nuodėmes galima išsipirkti, kad tas, kaip jūs sakėt, valdininkas gaudamas mažą algą, bet rizikuoja ir nusikalsta arba tenai pridaro nuostolių, reiškia, kur ta bėda, pradedant nuo kito galo. Jūs šitą galą labai gražiai viską išdėstėt, sutvarkėt tą viršutinę dalį, kaip turi būti, kaip skambėti. Kaip tą įgyvendinti, tą tautos, kur turi pasirinkimą, tauta gali rinktis, reiškia dabar kaip pavyzdys Vėgėlė, bet daugiau kaip ten 10-12% apklausa nekyla, atrodo, tai tauta, juristas, kaip sakant, jūsų ten minčių brolis, turėtų dabar visi sakyti, kad šitas žmogus bus teisingas ir sąžiningas, nes, ko mums trūksta Lietuvoje, mano manimu, tai sąžinės. Kaip jūs atsakytumėte į tokius klausimus? Matot, jeigu mes žmogui daug kartų sakysim, kad jis kiaulė, turbūt gali ir pradėti kriuksėti. Tai jeigu mes per žiniasklaidą aiškiname, kad kas geriausio galėjo nutikti Lietuvai, tai praeitos valdžios išrinkimas, ir šito neneigia. Tautą reikia vis dėlto šviesti. Gobši ar gaudi vidutinybė, jeigu jai suteikiame daug galių, nevirsta pusdieviu. Visi žmonės turi ir silpnybių, ir dorybių. Ir angelėlis, ir šeitonėlis mumise gyvas. Jeigu paimsi šeitonėliui botagėlį, o angelėliui duosi pyragėlį, tai, tokiu atveju viršenybę ir aktyvumą rodys angelėlis. Tai jeigu mes dusinam tuos žmonės tokiom absurdiškom prielaidom, o ir iš Seimo rūmų nelabai dažnai girdisi, kad jeigu sugedo lėktuvo, pavyzdžiui, važiuoklį, tai reikia naujos įgulos labiau patyrusios ir galbūt rizikuosim skristi. Ne, reikia lėktuvo važiuoklę taisyti. Todėl ne naujų veidų, kurie
ateitų į tą pačią sugedusią mašiną arba į tą patį sugedusį lėktuvą bandyti kilti, tikriausiai sėkmingai nenusileis, o kažin ir pakils. Todėl, kol mes nepadarysime sisteminių pokyčių, tol nieko nebus. Jūs labai teisingai paminėjote dabar dėl prezidento rinkimų. Iš tikrųjų, prezidento rinkimai irgi yra labai svarbus etapas, bet jeigu mes pasižiūrėsime, ką šiandien siūlo tie mūsų, vadinami sistemininkai, tiek prezidentas dabartinis, tiek premjerė, tiek Konstitucinio teismo ilgametis pirmininkas, tai aš nieko nematau ten, ką jie norėtų pokyčius. Vienintelis profesorius Vėgėlė, kuris siūlo esminius sisteminius pokyčius, be kurių mes negalėsime padaryti kažkokių tai visuomenės savivaldos reikaluose proveržių, kad tai vyktų pilietinės visuomenės interesais, o ne atskirų klaninių grupių interesais. Todėl turime dirbti. Turim žmonėms į visais būdais, visom priemonėm teikti, kad tai, kas šiandien daroma mažų interesų grupių interesais, yra blogis. Kovokime, sako, už gėrį, bet kartais reikia ir įvardinti blogį. Tai nieko nedarant, nieko nepasidarys. Po gulinčio akmeniu vanduo neteka. Turim tą akmenį judinti. Ir tai priklauso nuo jūsų, nuo mūsų, nuo visų tų, kurie jaučia, kad pokyčiai šalyje būtini. Ačiū, Jonai. Kas dar? Prašau, prisistatykit. Romualdas Liutkus, Nepriklausomybės gynėjų sąjunga. Noriu, gerbiamą Ivošką, paklausti jūs, kaip jūs vertinat šitą situaciją, kada Seimas turi teisę keisti konstituciją, kuri priimta yra referendumu? Ačiū. Gerbiamas Romualdai, konstitucija turėtų būti tautos aktas. Tik tautos aktas. Mūsų konstitucijos projekte yra dėl konstitucijos priėmimo, keitimo, yra tautos aktas. Bet koks, konjunktūrinis poveikis į konstituciją susirinkus, kaip čia bus dažnai tokia aplanko terminėje šaikai, tai nėra gėris. Dėl to mes ir siūlome, kad konstitucija būtų tik tautos aktas, kad konstitucingumo aktų tikrintų konstitucinės priežiūros kolegija pasiremdama dirbtiniu intelektu. Tai nebūtų dirbtinio intelekto visiškas paleidimas, bet kad kuo mažiau šališkumo būtų, mažiausiai grėsmių yra, kad dirbtinis intelektas būtų panaudojamas kokiam nors blogiui, tai yra jo panaudojimas atitikties konstitucijai patikrinimui. Todėl jūsų susirūpinimas man visai suprantamas ir aš pasisakau ir visiems siūlau galvoti, jog konstitucija kaip pagrindinis tautos gyvenimą reguliuojantis aktas būtų tautos aktas. Ačiū. Atsiprašau dar, aš noriu pasakyti, kadangi jūs užsiminėt, kokią situaciją mes turim dabar. Reiškia, konstitucija priimta tautos, konstitucija nustatyta, kad konstituciją gali keisti Seimas, taip pat siūlymai po referendumo, bet realiai šiandien mes prigyvenam iki to, kad konstitucinė norma tampa 5 žmonių sprendimas.
ne 9 konstitucinio teismo, užtenka santykis 5-4, visiškai neaišku, kas tokį sprendimą priima, kadangi pavardės neskelbiamos ir mes turim iš esmės konstitucinę normą, kurią visi po to vadovaujasi. Štai iki ko mes prigyvenom. Prašau. Dar norėjau prie to paties dar tokį paklausimą. Referendumas. Tauta, tai tautos sprendimas ir valia jo išreiškiama. Tauta jo gali keisti net konstituciją. Tačiau referendumo klausimo turinį kažkas įmasi vertinti. Jis gali būti toksai ir negali būti. Jūsų nuomonės klausiu. Ačiū. Na, jeigu mes kalbam, kad tautos balsas Dievo balsas, iš senovės Romos laikų tą tokią aksiomą priimdami šių dienų gyvenimui, tai akivaizdu, kad joks konstitucinis teismas, joks kitas valstybės institucinis darinys negalėtų drausti tautai priimti jai norimą ir suprantamą gyvenimo normą, kurią ji pateiktų kaip įstatymą arba kaip konstituciją. Todėl suverenas yra suverenas. Jeigu mes žinoma dabar laikomės tokios nuostatos, kad tauta kvaila, ji mažai ką supranta, todėl atsiranda išminčiai, kabutėse, kurie geriau už visą tautą žino, ko tauta nori, tai žinoma, prie tokio viduramžiško požiūrio į šiandieninę visuomenę galim prieiti prie bet kokio absurdo, bet tai yra blogis. Prašau. Čia labai daug šnekėjo apie konstitucijos svarbą. Dabar nagrinėjant baudžiamos bylas, labai dažnai apeliacinėje instancijoje prokuroras keičia kaltinimą, sunkina padėtį. Konstitucinis teismas išaiškino, kad tai neprieštarauja konstitucijai. Bet kaip tai negali prieštarauti, jeigu išnagrinėjo apeliacinę tvarką pas naują kaltinimą, žmogus praranda pirmą instanciją, tai yra viena instancija, jis nebegali, jo bylą nebegali įvertinti pirmą instanciją. Suprantat mano mintį, ar nelabai? Jis praranda vieną instanciją, tik tai kasacija po apeliacinio teismo nagrinėjimo, tik kasacija, o kasacija gali priimti, gali nepriimti. Kaip jūs vertinate tokį konstitucinio teismo? Trumpai tariant, tokiu atveju apeliacinis teismas tampa pirmos instancijos teismų. O jau naujo pirmos instancijos teismo sprendimo nebėra kam apskųsti. Nebėra kam. Ir jis po kasaciją, aukščiausias konstitucinis teismas išaiškino, kad galima kasacija, bet mes žinom, kaip jį galima. Priims, nepriims. Galiu aš tik pasakyti tiek, kad mūsų konstitucijos projekte yra sutvarkyta instancinė bylų nagrinėjimo procedūra taip, kad viskas atitinka logikai. Pirma instancija nagrinėja, antra instancija apeliacija, trečia kasacinė instancija ir tarp kitko, taip kaip dabar yra pasirenkamasis teisingumas. Šiandien mes turim situaciją, kaip aukščiausiasis teismas turi teisę nenagrinėti. O jis paima, parašo atrankos kolegiją, parašo nutartį, kad nėra kasacijos pagrindų ir nenagrinėja. Pasiūliau aš peticiją, dabar dar
įteikiau naują civilinio proceso kodekso pakeitimo variantą vienam iš Seimo narių. Greičiausiai greitai jis pateiks kažkam tai, kad kasacinė instancija privalėtų nagrinėti, nepasirinktų, negalėtų nagrinėti, o privalėtų nagrinėti, jeigu kasatorius pateikia įrodymus, kad pažeidžiamos ar materialinės, ar procesinės teisės normos. O kad dabar mūsų praktika teisminė visiškai nusigręžė nuo Konstitucijos, rodo 111 straipsnis sako, kad visos bylos teismuose nagrinėjamos viešai. Dabar net ir jau apeliacinė tvarka nagrinėjamos, dokumentinė tvarka jau neleidžia dalyvauti. Aš 2 kartus bandžiau įsiprašyti, nepriėmė, tiesiog bus nagrinėjamas, sako, kabinete, nėra ten patogu ir atėjus į bylą negali įgyvendinti savo konstitucinės teismės. Pati labiausia nusivažiavusi į pūdymus, kaip jaunimas sako, žemiau plintuso šiandien yra teisminė sistema. Tai aš nieko nesistebiu, kad tai, ką tu sakai, mielas Grigorijau, čia yra normalus reiškinys. Tai yra blogas išmislas. Ačiū. Aš dar į gerbiam Grigorijaus klausimą. Aš tai įsivaizduočiau taip. Tebūnie. Prokuratūra gali apsunkinti, bet tokiu atveju apeliacinis teismas priima sprendimą, ar jisai sutinka ar nesutinka. Jeigu sutinka, atiduoda grąžinti ir nagrinėkit iš naujo pagal tą pateiktą naują kaltimą. Ir tada viskas sustoja į vietą. Pirma instancija, kad būtų pagal naujas kaltimas, būtų ne apeliacinė, bet pirma instancija. Taip. Bet dabar nesąmonė gaunasi ir viskas. Daugiau, kada atsiprašau, jau gerbiamas Ričardas, prisistatykit. Gerbiamas Ričardai, prisistatykit, kadangi mus mato žiūrovai. Ką jūs? Tai aš paklausiu. Įjungta. Gerbiamas Jonai, kaip pagal jūs, kaip jūs vertinat to, kad nežiūrint, kad 29 straipsnis Konstitucijos dabartinius draudžia kategoriškas privilegijas, 52 draudžia, visgi teisėjai, prokurorai visi gauna taip vadinamas premokos prie senatvės pensijos valstybinių pensijų pavydalu. Ar čia mes galim tokiu būdu turėti nepaveikiamus teismus, ar čia neįrodo, kad mes nesam dar demokratinė valstybė? Gerbiamas Ričardai, jeigu kalbėt apie lygiateisiškumo principo įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, tai tas aptarnavimas naujosios nomenklatūros įvairiom privilegijom yra akivaizdžiai antikonstitucinis. Bet kai mūsų konstitucijoje taip pat yra tokia viena 29 straipsnio bėda, kad ten pasakyta, kad įstatymui, teismui, pareigūnams visi asmenys yra lygus. Kitas straipsnis, 109 sako ir 111 konstitucijos straipsnis sako, kad teisėjas nagrinėdamas bylą vadovaujasi tik įstatymu arba klauso tik įstatymu. Ten 29 straipsnį gaunasi taip, kad įstatymo, teismo ir pareigūnų galios yra lygios. Turėtų būti įstatymui teismas, pareigūnas ir visi kiti asmenys yra lygus, o ne įstatymui, teismui, pareigūnams, institucijoms visi asmenys yra lygus. Kita vertus, pareigūnas yra asmuo. Irgi. Tai tokia nelogiška norma leidžia paskui bet kokį brudą kelti į gyvenimo praktiką ir gaunasi taip, kaip neturi būti. Žinoma, mes šiandien turim
jau nelabai normalią situaciją dėl teisėjų darbo užmokesčio. Jie turėtų daugelio atveju, ypač žemesnių teismų teisėjai, kurie apkrauti, gauti daug normalesnį darbo užmokestį, kad pagal tą darbo užmokestį ir socialinis aprūpinimas būtų taip kaip analogiško apkrovimo darbuotojų, kurie dirba kitose srityse ir tada nebūtų tos tokios padėties. Dabar yra blogai, bet kaip viskas pas mus vykdoma, nesakysiu gal, kad nusispjaunant, bet paminant konstituciją, tai padėtis yra tokia, kad antikonstituciška, bet praktika sunkiai išgyvendinama, kol nepadarysim sisteminių pokyčių. Ačiū. Gerbiamas Algirdas Andriukaitis, signataras. Su rezistenciniais nusikaltimais ir bylos, tai visas šitas teismų ir prokurorų gauja ėmėsi prieš mane tokių metodų. Manomai, kad jis buvo nusamdytas buvo VSD, mažiausiai tris kartus padarytos namuose kratos. Įsilaužėme pastoviai į internetą ir taip toliau, ir taip toliau. O su tokia publika mes gyvename. Ir dabar smulkus pakeitimai ar ką, vargu ar įmanoma, kadangi jau taip įsisunkia, įsidėję ir tokie teisėjai kaip Bogelevičius, kaip Survilienė, kurie ką nori, tą sprendžia ir aiškiai juodu ant balto pasakyta įstatymė yra, nesilaiko ir tas skundas, reiškia, slaptas terrorizavimas ir veikimas, ir neteisėtas veikimas man yra aktualus ir suprantamas. Ir aš nematau šiandien perspektyvos.
Ką gali? Girdai, klausimą suformuokit. Nu, aš nematau, klausimas toks yra. Šiandien jokios galimybės Lietuvai į teisinės valstybės statuso įeiti negalima. Visi pavyzdžiai su ČŽV kalėjime, su prokuratūros darbu, su teismų darbu savavališku yra užvaldyta, užgrobta ir valdoma. Ačiū, aš tada taip trumpai. Ta, ką gerbiamas Algirdas pasakė, gerbiamas Jon, ar tai yra tiesa? Gerbiamas Algirdai, visiškai su jūsų teiginiais galiu sutikti, nes susiduriu praktikoje, aš konkrečiaus bylos nežinau, bet galiu jums pasakyti, kol nebus teismo aktų atitikties konstitucijai kontrolės, tol jokios perspektyvos pagerinti teismų darbą nebus. Todėl, kad jeigu žmogus nekontroliuojamas, jeigu jo priimti aktai laikomi galutiniais ir neskundžiamais, ir kaip man vienas teisėjas yra pasakęs, galvok advokatė, virš mūsų tik Dievas. Tai kol tokia padėtis bus, tol ir mes apie teisinę valstybę, Lietuvą kaip teisinę valstybę, kalbėti neturim jokios teisės ir vilties, kad bus galima. Būtina visų institucijų, kurios priima bet kokius aktus atitikties konstitucijai kontrolė. Ir kad tai galėtų vykdyti ne išimtinai ten būrys Seimo narių, prezidentas, o žymiai platesnis piliečių ratas. Jeigu byla, advokatas rašo atstovaujantis asmenį pareiškimą į konstitucinės priežiūros kolegiją ir jį privalo nagrinėti. Tai taip trumpai. Tai aš galėčiau pridurti dar, kad pavyzdžiui, signatarų įstatymas leidžia gauti informaciją iš visų institucijų neslaptą. Aš, kada buvo pritaikyta norma 3 kartų ant Andreikaus sumušimo, 3 kartus reikia, jeigu būtų sumušime, tada jis būtų nusikaltėlis jau. Va. Tai aš kokie 12 teisėjų ir prokurorų prašiau, parodykit, kur toks aktas yra, kur jis neegzistuoja, išgalvotas. Ir iki šios dienos viskas atmesta. Tiesiog šuns vietoj esu. Ačiū. Gerbiamas Algirdai, tai yra realybė ir jūs matot, kaip įstatymai veikia. Gerai, dar vienas klausimas, mums jau pagal laiką turbūt jau užbaiginėti reiktų. Tai dar 2, nes aš neklausė žmonės. Prašau, prisistatom. Kelias Lietuvai pagražinti draugiją. Labai ačiū, kad vyksta diskusija. Ir aplamai mes turim tautą įpratinti išdiskutuoti visus klausimus, kaip šiandien per radiją paklausiau dėl pilietybės 2. Labai naudingai, taip jau sakyčiau, tai radijas ir televizija tikrai lygsvarą daro tarp pozicijos ir opozicijos žmonių ir visais klausimais reikia diskutuoti, nes labai teisingai advokatas Ivoška paminėjo reiškia Augustiną Šventąjį, kuris pasakė, kad nesant teisingumo visos kitos vertybės beprasmės. Tai šitaip tas visas vertybės pakeisti arba padaryti tą sudėtingą konstitucijos projektą, priimti šitą Seimas ir šitą visuomenė, sakyčiau, taip nepasiruošusi visiškai. Ir tos diskusijos labai svarbios. Tai aš sakyčiau, jeigu mes ir jūs, teisininkai, priimsim sprendimą palaipsniui prie to eiti, tai kai kas žinoma išsireiškia čia, kad
teisingumas ir aplamtai moralė, ne šio pasaulio dimensija. Tai, man atrodo, ypač teisingumo atveju moralė aukščiausio lygmens turi būti. Tai noriu pasakyti, kad mums susikoncentruoti reikia dabar, ypač rinkimus. Mes vėl turbūt kreipsimės į tautą, rašysim į spaudą, kreipimąsi mes prie savivaldybių rinkimus parašėm gražų tekstą, kad visi eitų balsuoti. Jeigu šitaip eis, tai vėl jie tik tai patys save įsirinks, jeigu nesueina nei 50% rinkėjų. Arba ir šituo atveju tai... Aš atsiprašau, klausimą formuluoju. Tai aš noriu pasakyti, ar jūs nemanot, kad mes siekiant šitų tikslų, kur jūs diskutuojate ir gerbima Jono šitą monografiją yra labai vertinga, bet palaipsniui darykim, nes šitą dabartinė vyriausybė arba valdžia to nepadarys. Tai reiškia eiti į rinkimus ir reiškia gal tikėtimis padarys tą naują Seimas. Reikia ryžtingai eiti balsuoti. Tai kaip jūs galvojate? Tai mes jau žinoma pasirinkimą visi turėsim kažką, tai, bet svarbiausia, kad eitų balsuoti žmonės. Ir tada su didesnė žmonių mes ir visuomenininkai turim pasikalbėti skaičiumi ir visą kitą. Aš, Jonai, atsiprašau prieš jums žodį, aš patikslinčiau, ne tik eit balsuot, bet balsuojant pirmiausiai pagalvot, už ką tu balsuoji. Ne kaip automatas ar robotas atėjai, už tas, bet pagalvot, už ką tu balsuoji. Teisingai, mūsų draugijos narys Vincentas Toksijasiulevičius net ordiną jam suteikė dabar už nuopelnus Lietuvai. Kaip jisai kryptingai dirba visą laiką, dar ir tada, kai Kubilius Globalią Lietuvą gavo premiją iš prezidento Adamkaus, o jų komanda ten mokslininkų gavo tik tai padėką už tą darbą, tai jis teigia, dabar susikoncentruoti į šitą dalyką, kad rinkimuose į Seimą atskirti šitą dvigubą galimybę patekti į Seimą. Būtinai, ir jis taip argumentuotai čia dabar dirba. Ir jeigu mes savo rinkėjus nuteiks, tai kaip jūs galvojate apie tą galimybę, kad jeigu jis visuomenė neišrinko vieną mandatį, jisai praeina pagal sąrašą. Tai ar gali taip būti? Na, kad konstitucija numato lygią balsavimo teisę, na, kaip čia sakė, pasyvėją rinkimų teisę lygią, tai akivaizdu, kad tai jau dviejopas pretendavimas į parlamentą yra antikonstitucinis. Čia nieko naujo nepasakyti. O tai, žinote, noras kažką daryti, kaip sako Juozas Dingelis, palaipsniui, tai jau, man atrodo, palaipsniui ilgai darėm. Per konstitucinę revoliuciją į valstybingumo kultūros evoliuciją. Toks mūsų šūkis. Prašau, paskutinis. Alvydas Vaitkevičius, Lietuvos visuomenės taryba. Jūsų monografija siūloma gana novatoriškas mūsų tautos savivaldos modelis. Dėl itin žemo šalies piliečių pasitikėjimo svarbiausiamis mūsų valstybės institucijomis tenka daryti išvadą, kad krašte būtini sisteminiai valstybingumo pokyčiai. Tokias civilizuotas permainas galėtų inicijuoti Seimas arba Lietuvos Respublikos prezidentas. Dabar artėja valstybės prezidento rinkimai. Noriu paklausti, kuris kandidatas
prezidento rinkimuose pagal jūs teikia vilčių, kad būtų inicijuoti būtini pokyčiai valstybingumo kultūroje, jam tapus Lietuvos Respublikos prezidentu ir kuo tai galėtumėt pagrysti? Klausimas rimtas ir jį atsakysiu gana trumpai. Dabar bus matyti jau 8 kandidatai ir šiuose prezidento rinkimuose. Tai visų aš nenorėčiau aptarinėti, bet tuos, kurios vyriausia rinkimų komisija pirmuosius čia 3 pateikė, tai galėčiau trumpai pasakyti apie juos. Na, Gitanas Nausėda. Jau 5 metai prezidentas. Yra gerų darbų, bet yra tokių dalykų, kai žmogus nežinai, ką tas apskritai galvoja mūsų prezidentas. Viena Lietuvos pilietė išsireiškė, kad žydai labiau nekenčia lietuvių negu lietuviai žydų. Ir viešai praskambėjo ta frazė ir neužilgo ją apdovanojam Lietuvos valstybės apdovanojimu. Juk tai pats įžūliausias tautų priešiškumo, neapykantos viena kitai kurstymas. Tai yra nusikaltimas. Jeigu prezidentas už nusikaltimą leidžia savo apdovanoti Lietuvos valstybės apdovanojimu, tai jis visiškai neturi jokios savigarbos. O žmogus, kuris neturi savigarbos, jis negerbs ir kitų. Todėl jau man dabar esantis šiandieninis prezidentas atrodo visiškai netinkamas šitam sudėtingam laikotarpį. Eikime dabar premjerę Ingridą Šimonytę. Nu, vat ji tą pasirinko šūkį stipri prezidentė, stipri šalis. Ne dėl to, kad jis labai jau panašus savo turiniu į Putino šūkį, bet dėl to, kad iš šito šūkio matosi, jog tai autoritarizmo bastionas slypi dabartiniai mūsų premjeriai. Ne tautos darbštumas, jos kūrybingumas yra stiprumas tautos, o vienos damos, kuri, reiškia, pretenduoja tapti prezidentė. Šiandien 21 amžiui galvot, kad vienas asmuo, būdamas stiprus, o tą stiprumą dar neaišku, per kurias duris nori parodyti, ar per užpakalinės, ar per priekinės, tai aišku, kad toks požiūris į tautą, į prezidento kaip valstybės vadovo funkcijas visiškai nepriimtinas. Imkime Dainių Žalimą. Jis sako, man nesvarbu ar prezidentą, ar Europos parlamentą. Reiškia, jam ne Lietuva rūpi, bet savo prieigos prie ėdžių, prie lovio. Tai ar čia yra tinkamas kandidatas, jeigu jis galvoja ne apie tautą, kurios vadovų ruošiasi būti, bet kur, kad tik ar čia jam tas pats panašiai. Vienintelis šiandien realus žmogus, kuris nori pokyčių Lietuvoje, kurio programoje aiškiai matosi, kad tik per pokyčius mes pasieksim normalesnį Lietuvos valstybingumo lygį, Lietuvos valstybingumo kultūra, yra profesorius Ignas Vėgėlė. Jeigu šiandien man sakytų, į kokią komandą eini, pasirašau ir einu šiandien į jo komandą ir realizuoti tas vertybės, kurios įtvirtintos mūsų konstitucijos projekte, nors jos yra pagal jo programą gerokai radikalesnės, bet tiek jo teiginiuose, programiniuose yra numatyta rimtų pokyčių, kad jau pradžią padaryti, kaip sako Juozas Dingelis, nors po trupučiuką, tai jau tikrai galima, o įtikėtina, kad tapęs
valstybės vadovu, jis ryžtųsi žymiai didesniems pokyčiams. Taip, kad aš matau šiandien vieną realų kandidatą pagal tai, kiek aš susipažinęs programa, tai profesorių Igną Vėgėlę. Ačiū. Tai turbūt jau mes užtiesėm. Nu, Valdemarai, virš tavęs tik dangus. Prašau. Man paskutinis turbūt klausimas, jūs sakėt sąžinę, kad teisėjai, tai kiek atlyginimo turi dabar šiandien ir dabar gauti teisėjas, kad nepardavinėtų sąžinės, kad kaip būtų pavyzdinis ir aš suprantu, nesutvarkyti atlyginimai, tos nėra tų laiptelių Lietuvoje, tų, kaip sakant, adekvačių atlyginimų. Kiek jūsų nuomonė, kad būtų atlyginimas teisėjų į rankas, kad ir šeimos nariai, kad nebūtų akcininkai kažkokiu ten igničių ar vėl susijusių įmonių, kur įtaką darytų, vėl kas būtų, kiek ta suma? Jonai, aš galbūt teisingiau taip, leisit Valdemarai, patikslinsiu. Atskaitos taškas turi būti. Tai aš šitoj situacijoje, sakysim, už 10 vienetų, kaip jos atskaitos tašką imu prezidento atlyginimą. Tai kokia prezidento atlyginimo dalis turėtų tekti tiem teisėjim, apie kuriuos kalbėjo gerbiamas Valdemaras. Jūsų nuomonė. Gerbiamas Valdemarai, mūsų konstitucijos projekte yra pasakyti ir atskaitos principai. Mano giliu įsitikinimu, visų aukštųjų pareigūnų atlyginimai turėtų būti siejami su vidutiniu darbo užmokesčiu. Dabar, jeigu šalis klesti, gerai vadovaujat, vidutinis darbo užmokestis šalyje geras, tai ir jūsų atlyginimai atitinkamai. Kuo kyla vidutinis darbo užmokestis, kyla prezidento, Seimo nario, vyriausybės nario ir teisėjų atlyginimai. Ten pas mus yra nurodyta, kaip susijęti su vidutiniu darbo užmokesčiu. Tai gali būti ir tokia atskaitos norma, ten Seimo nario mes rodos rašėme 4 vidutiniai darbo užmokesčiai. Atitinkamai teisėjų sulyginama su vienos instancijos, su Seimo nario, kitos su vyriausybės nario atlyginimu. Tai principiniai nuostata mano tokia. Nuo vidutinio darbo užmokesčio turi priklausyti valstybės vadovų ir atsakingų pareigūnų atlyginimai, nes jeigu jie gerai vadovauja kraštui, galvoja apie jo gerovę, kyla gerovė, kyla ir jų atlyginimai. Nekyla, krinta ir jų krinta. Toks mano požiūris į šitą reikalą. Bet matot, tada jisai žiūri į Briuselį ir tenai atlyginimai yra kiti vidutiniai ir tada jisai parduos Lietuvą per kitą galą, kaip jūs sakot. Ir todėl, ar čia teisinga, kad nes yra kur pabėgti, yra kam, kaip sakant, išsitarnauti, jeigu anksčiau bėgdavo į Maskvą ir patarnaudavo Maskvai, tai dabar tarnaudant Briuseliui, kad svarbu būti gerų berniukų, gera mergaitė Briuseliui, o ne Lietuvai, ne Vilniui. Čia mano koks nors atsakymas reikalingas. Į Briuselį išeina kiek ten mūsų, apie 11 žmonių čia nesminis. Todėl aš nemanau, kad galėčiau ką nors atsakyti. Mano klausimas, tiesa ne klausimas, su pasiūlymas. Jeigu mums laikas baigėsi, tai gal mes galime, jeigu taip svarbia tema ir aktualu, galime kalbėtis toliau. Kol nevaro, jo. Mano klausimas yra dabar štai koksai. Dabar minėm 75 metus pasaulio lietuvių chartijos sukūrimo. Ji ne šiaip buvo priimta, o buvo besirūpinant lietuvių išlikimu, lietuvių tautos išsaugojimu, besirūpinimu lietuviais. Tačiau mes matom, kad ten garantijų nesukursi ir mes tik tai Lietuvoje galime sukurti lietuvių tautos išlikimo garantijas.
Mano klausimas būtų štai koksai. Ar šitų garantijų sukūrimas Lietuvos valstybėje yra mūsų, tai yra Lietuvos konstitucijos norma? Ar ji gali būti konstitucinė norma, šitų garantijų šitas sukūrimas? Atsiprašau, Romualdai, kokių turite galvoj garantijų? Nu, aš turiu omeny, jeigu mes įrašome konstitucijoje, kad Lietuvoje turi būti sukurtos garantijos lietuviams išlikti, lietuvių tautai. Jeigu jos būtų visos kokios bebūtų, kokios lygmens valdžios, ar prezidentas, ar Seimas, ar vyriausybė, jos turėtų veikti, kad tos garantijos išliktų, kas konstitucijai yra fiksuota. Tiesiog mums grėsia fizinis išnykimas lietuvių tautai. Ačiū. Nesu giliai susipažinęs su tų garantijų turiniu, kokios jūs turite galvoje, bet, pagal mūsų konstitucijos projektų, net žinau dabar kurį straipsnį, 6 rodos, yra pasakyta, kad teritorinių ir pilietinių pagrindų asmenys susiję su Lietuva turi būti aprūpinami taip, kad būtų patenkinti jų gyvybiniai poreikiai ir orios gyvensenos sąlygos. O šiaip tai, kas funkcinis lyderiavimas mūsų laikoma tokia kaip ir skatintina gyvenimo pusė, kas gerai atlieka funkcijas, ta žinoma geriau gyvena, kas prasčiau atlieka, tas blogiau gyvena. Čia kažkokį tai garantuoti, tokį mechaninį kažkokį tai reikalą būtų gal ir nelabai išmintinga. Bet sudarykime sąlygas žmonėms realizuoti visas savo gerasias prigimtinės savybės. Nepaleiskim į lenktynę su kiškiais karvės, nes ji tikrai jų neaplenks, bet nebandykime triušiai duoti užduotį, kad ji duotų tiek pieno, kiek duoda karvė. Tai aš tokią įvaizdį noriu pasakyti, kad kiekvienas žmogus iš prigimties turi tam tikrų polinkių, juk ne visi menininkai, ne visi geri dainininkai, ne visi geri amatininkai. Reikia sudaryti pagal žmogaus prigimtinės savybės, sąlygas jam kuo normaliau realizuoti savo galias ir bus reikalas, bendras rezultatas bus pozityvus. Aš noriu pasakyti, turbūt jau vis tiek baiginėsim, atsispirdamas nuo paskutinio klausimo dėl garantijų. Vis tik mes turim žinot tą hierarchiją. Žmogus, tauta, valstybė. Vat kuo man svarbi šita knygelė ir Jono paruošta konstitucija, kad yra labai aiškiai sudėstytas principas. Žmogus, iš jo, iš žmonių kyla tauta, o tauta kuria valstybę. Ką mes turim šiandien? Šiandien mes pagrindę kalbam, ypač valdžia kalba tik apie valstybę. O apie tautą absoliučiai nieko, negana to, kad daugumoje gyvenimo sričių tauta iš principo yra naikinama. Kad kuo mažiau būtų lietuvių tautos, kuo mažiau būtų tautiškumo, tokia yra strategija.
Ir va šitoj vietoj Jonas labai gerai sudėjo tą strateginę, kokia turėtų būti konstitucija. Taip, Jonai, aš turėčiau su jumis daug ginčių dėl konkrečių konstitucijos straipsnių, pradedant nuo preambulės pirmojo sakinio, bet tai yra jau detalės. Tai ir dar aš negaliu nepasakyti, pas mus vis nepradedama, vis atgaidinama mano nuomonė, čia yra mano nuomonė, nepaprastai klaidinga koncepcija globalios Lietuvos. Kuomet yra sakoma, kad Lietuva, čia ir nuo Adamkaus prasidėjo, kad Lietuva yra ten, kur yra nors vienas lietuvis. Bet dabar mes tą koncepciją perkelkim į Rusiją. Į bet kurią valstybę. Šiandien iš principo Ukrainoje yra realizuojama globalios Rusijos koncepcija. Ir aš galiu suprast, jeigu tu laikaisi šitos koncepcijos, tavo veiksmai yra atitinkantis šitą situaciją. Ir esmė yra tame, kad šita globalios tautos koncepcija iš principo priimtinai yra tik stipriai tautai, kuri turi pajėgumus realizuoti šitą koncepciją. O jeigu tu esi silpnesnė tauta, tu patenki po tos su savo globalia koncepcija poveikiui tos stiprios globalios infekcijos. Ir tai yra krachas. Tai va tas, kas Kubiliaus ypatingai yra, reiškia, buvo proteguojama globali lietuvių tauta, tai yra labai žalinga koncepcija. Egidijau, kiek jūs teisingai pasakėt, bet ji tiek pat teisinga, kiek jūs sakėt Rusija, tiek pat teisinga Europos Sąjunga. Ir ta plėtra Europos Sąjunga visų pirma sukelia karus į tą grobonišką svetimo turto siekimas, antra globalizacija. Kaip jūs pats sakėt, globalizacija yra tas blogis mažom valstybėm, yra Prancūzijai, ten Vokietijoje tas išlikimo laipsnis yra didesnis ir ką rodo pas mus, ko jūs neminėjot, jeigu kultūros ministrų pas mus kultūrą vadovauja liberalas globalistas, tai atsiprašau, čia komentarų jau gali nebūti. Tai čia tik tai ir yra naikinimo instrumentai. Apie tai reikia irgi kalbėti. Bet Jonai, Valdemarai, yra vienas dalykas, atsiminkim, Europos Sąjunga nėra tauta, mes kalbame apie tautą. Bet jiems ir yra ištautinti iš kitos pusės. Jūs nematot to ištautinimo, kas vyksta per globalizaciją. Tai vieni imperialistai ir kiti, tik vieni, kaip sakant, ta kova yra aktyvioji, o kita pasyvioji per pinigus, per doktrinas, per įstatymų viršenybę primeta, aš kaip Seimo narys, tai matau. Tai veda Lietuvai prie kracho. Dėl to tai niekas nesiginčia. Juk jeigu prisiminsit, tai aš vien apie save, aš nuosekliai buvau prieš šitą globalizaciją. Kiek žmonių balsavo prieš Europos Sąjungą? Seime. 4 žmonės. Kiek... Referendumas buvo, matot, kaip globalistai buvo, kiek pinigų mesta, kad globalistai 2 dienas balsavo, kur daugiau tokio precedento nebuvo, kad 2 dienas, kad tik prastumti tą įstojimą į Europos Sąjungą. Prisiminkit, kaip papirkinėjimas būtų, jeigu dabar taip pat būtų skatinama už miltelius, už žalų eiti į rinkimus. Ir dabar, kaip sakė gerbiamas Jonas, ateitų gal 80% net. Kodėl taip dabar nedaro, jeigu toks precedentas jau buvo, teisinis precedentas. Tai tegul kažkas, surenkam visi labdarą kaip alų ir viskas, kad paskatinti... Man atrodo, čia užbaigiam šitą diskusiją. Tai visiems ačiū, kurie turėjo kantrybės mūsų išklausyti. Tada iki naujų susitikimų. Geros kloties. Iki pasimatymo. Ačiū.